Dėmesio. Rytdiena – tai mūsų šiandieninės veiklos rezultatas. Kaip jau žinome, pasaulyje nėra nevaldomų procesų. Reiškia, sekant iš to, visos revoliucijos yra kažkieno inspiruotos ir finansuojamos. Bet koks mitingas, kuris apskelbiamas stichiškai susiformavusiu, yra kažkieno valdomas, ar bent jau jam buvo duotas postūmis. Net mūsų susidaryta nuomonė apie bet ką yra tik kažkada gautos informacijos ir jos dėka gautų išvadų rezultatas. Reiškia, viskas priklauso nuo to, kas tą informaciją pateikia ir kokiu tikslu jį būna pateikta. Mes galime to nežinoti, tačiau nežiūrinti tai, kažkas visada stovi už atrodytų stichiškai vykstančių procesų ir reiškinių. Todėl pradėsime nuo dainuojančių Sąjūdžio revoliucijos, kaip ji buvo kažkieno pavadinta. Kai kas sako, kad ji prasidėjo stichiškai. Pabandykime pasiaiškinti. Oficialiai prasidėjo Maskvoje, Gorbačiovui paskelbus pertvarką. Perestroika. Toliau, pagal oficialią versiją, vadovaujant stichiškai susibūrusiam tautos žiedui buvo suformuota iniciatyvinė Sąjūdžio grupė. Taupant laiką, istorijos versija bus sutrumpinta, kažkas bus praleista. Grįžkime trumpam į 1918 metų paskelbtą Lietuvos nepriklausomybę. Tuometinis tautos žiedas didelė dalimi buvo masonų ložės nariais, todėl iniciatyvinė grupė susiorganizavo iš jau tarpusavio viens kitą senai pažįstančių asmenų ir turinčių aiškią valstybės plėtros viziją. Tai buvo visuomenė gerai žinomi žmonės. 1988 metų Sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo sudaryta iš mažai kam žinomų visuomenėje asmenų. Panašu, kad jie net nebuvo kažko susiję tarpusavį anksčiau. Tiesiog kažkas juos sukvietė į krūvą ir davė nurodymus, ką daryti. Darau šią prielaidą iš to, kad netolimoje ateityje jie visi elgėsi kaip priešai, o ne kaip senai pažįstami geri draugai ar bendraminčiai. Greičiausiai šių dalykų jau niekada neišsiaiškinsime, bet tikėtina, kad buvo 3-4 žmonės pašvestieji, kurie ir vadovavo šiam paradui. Apskritai imant, tai buvo marga grupė mažai kam žinomų, bet pasinaudojusių banga asmenybių. Iniciatyvinės grupės sekretoriumi buvo Zigmas Vaišvila, niekam nepažįstamas iki Sąjūdžio pradžios veikėjas, ir niekas jo nepasigedo tada, kai jis nunyko iš politinės arenos. Kasgi stovėjo už šios iniciatyvinės grupės pečių? Kas nukreipė jų veiklą kūrimosi metu ir vėliau? Apie idėją ar tikslą kalbėti neverta, nes veiklos plano ši grupė neturėjo. Tai yra, planas buvo, tik mes tuo metu jo nežinojome. Ko gero nežinojo ir dauguma iniciatyvinės grupės narių. Jie buvo atsitiktiniai žmonės, kurie įvykdžius jiems skirtą misiją buvo tiesiog nuspirti nuo politinės arenos. Vieninteliu atveju galime pasakyti, kad būtent Kauno LLL buvo tikroji Lietuvos nepriklausomybės nuosekli siekėja. Vilniuje buvo flirtuojama su Lietuvos komunistų partija ir konkrečiai su A. Brazausku. Bandoma laviruoti tarp leidžiama ir draudžiama. Dabar klausimas, koks buvo tas planas, tikslas? Pagal šūkius tai buvo Lietuvos politinė ir ekonominė nepriklausomybė. Atminkite, ekonominė nepriklausomybė. Tai labai svarbu. O kasgi buvo tie Sąjūdžio vedliai, kurie vedė mus į tą tikslą? Brazauskas, Landsbergis, Prunskienė. Čia žymiausi veikėjai, bet žinoma ne vieninteliai. Įdomiausia asmenybė, ko gero, yra Vytautas Landsbergis, tapęs profesoriumi muzikos srityje Sovietų Sąjungos laikais. Tai tiesiog fenomenas. Turima galvoje jo šeima, o kalbant konkrečiai jo tėvas. Trumpam nukrypsime. Vytautas Žemkalnis, Vytauto Landsbergio tėvas, 41 metais buvo Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras. Baigiantis karui, visi bijantys Stalino saulės bėgo į vakarus. Kartu bėgo ir Vytauto Landsbergio tėvas. LTSR visus 1941 metų laikinosios vyriausybės narius už akių nuteisė aukščiausią bausmę – sušaudyti. Vytautas Žemkalnis eilę metų pragyvenęs Australijoje sugrįžta į LTSR, kurį nuteisė aukščiausią bausmę. Čia jis sutinkamas kaip didvyris. Jam grąžinamas dviaukštis pastatas Kaune,
Jis skiriamas į prestižinės vyriausiojo architekto pareigas, į kurias tai galėjo pretenduoti tik KPSS nariai su Kompartijos centro komiteto rekomendacija. Tiesiog stebuklas. Dievo dovana. Išvadas palieku pasidaryti patiems žiūrovam. Nors norėčiau priminti, kad Vytautas Landsbergis, Vytauto Žemkalnio sūnus, Lietuvos konservatorių idėjinis vadas, padavė į teismą rašytojo Vytauto Petkevičiaus paveldėtojus. O už ką? Už tai, kad atseit Vytautas Petkevičius savo knygoje Durnių laivas aprašė Vytauto Žemkalnio garbę ir orumą žeminančius faktus, kurie netitinka tikrovės. Daugiau įdomių duomenų šią temą galima susirasti štai čia. Primename, kad ir Vytautas Petkevičius ir Vytautas Landsbergis buvo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, kitaip tariant bendražygiai. Ir štai jų sukurti Sąjūdžio šūkiai. Už vienybę, prieš skaldymą, už pasitikėjimą, prieš įtarumą, už kūrimą, prieš griovimą, už gaivinimą, prieš slopinimą. Visi šie šūkiai buvo skirti tokiem naivuoliam kaip mes. Tarpusavyje buvo ruošiamasi nusilpusių partnerių idėjinių bendražygių eliminavimui. Čia kai kam gali kilti klausimas, kodėl į Sąjūdžio vadų tarpą įtrauktas komunistų partijos sekretorius Algirdas Brazauskas. O kaip jūs manote, kodėl? Nagi visos Sąjūdžio akcijos buvo derinamos būtent su Brazausku, su komunistų partija. Ir ateityje šis tandemas Sąjūdis plus komunistų partija neišsiskyrė. Jie iki šios dienos kartu. Tai Vytauto Landsbergio ir Algirdo Brazausko partijos. Jos tiesiog pakeitė ir papildė vieną kitą visus 20 Lietuvos po Sovietų Sąjungos metų. Nesakau nepriklausomybės, nes jos nėra. Iš esmės Sąjūdis buvo laikomas visos Lietuvos žmonių judėjimu ir tai tiesa. Netiesa kitkas. O būtent, kad tada buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Nes nei politinės, nei ekonominės nepriklausomybės Lietuva neturėjo ir neturi iki šiol. Atsiprašau, politinė nepriklausomybė iki 2004 metų gegužės 1 dienos turėjo. Vėliau, lapkričio 11 dieną, net jos neskaičius, buvo ratifikuota S konstitucija. Nepriklausomybė, tiesa ribota, įgijo žiurkių karaliai, nes nebereikėjo atsiskaityti Maskvai. Bet reikėjo atsiskaityti naujiems šeimininkam. Ir jie stengiasi. Sąjūdžio vedliams nepriklausomybės nereikėjo, nes jie veikė ne savo valia. Jų tikslas buvo tik sugriauti Sovietų Sąjungą ir įjungti Lietuvą į naują sistemą. Jie tiko tik griauti. Statyti naują nepriklausomą Lietuvą jie netiko. Neturėjo tam nei žinių, nei noro, o ir tikslai netie buvo. Žinoma, jie ir nestatė. Visą laiką, kol buvo prie valdžios vairo, jie žingsnis po žingsnio griovė viską. Ir griauna iki šiol. Su komunistais viskas aišku. Tie turėjo savo vadus ir pakeitė iškabą greitai prisitaikė prie pasikeitusių aplinkybių. Jų to mokyti nereikėjo. Tai kaip čia dabar gavosi, kad kovojęs prieš sovietizmo Sąjūdis Lietuvos tauta taip ir nesugebėjo jo atsikratyti, nors atseit paskelbė nepriklausomybę. Lietuvos organizme liko šis žiurkių karalių bacila, slaptai palaikoma atseit ideologinių jos priešininkų, konservatorių. Čia nėra jokio prieštaravimo, nes abi šios struktūros partijos yra vienos rankos pirštai. Abiejų vadai ideologai krikštatėviai nurodymus gaudydavo iš vieno ir to paties centro. Todėl dėl akių pakukšėdavo dantimis, kad pavaizduoti demokratiją, o iš tikro gražiai pakeisdavo vieni kitus Seimo kadencijų rokiruotėse. Galima pasakyti vieną, kad Lietuvos tauta visuomenė buvo žiauriai apgauta savo pačios vedlių, nes vedlių tikslai ir dorovės lygis netitiko visos tautos visuomenės lūkesčių. Juk žiurkių karaliai neturi jokios dorovės sampratos, jų poelgiam vadovauja racionali logika. Ir jei logika sako, kad vardant savo tikslų galima paaukoti visuomenės interesus, reiškia taip ir bus padaryta. Tai buvo pasielgta su pensininkais, su motinomis, su bedarbiais. Pradedama nuo silpniausių visuomenės grupių. Ko bijoma, tas neliečiama, o bijoma tų, katrie užmoka ir užsako muziką. Pirmoji partija buvo vadinama Lietuvos nepriklausomybės partija, bet prasidėjus kalboms apie pilną desovietizaciją, šios partijos pirmininkas buvo apkaltintas bendradarbiavęs su KGB ir partija buvo sužlugdyta, o kartu su ja ir desovietizacijos įstatymo priėmimas. Jų konservatoriai 1996-2000 metų kadencijoje, turėdami daugumą, galėjo laisvai priimti desovietizacijos įstatymą, bet jiems to nereikėjo. Jų tikslas niekada nebuvo Lietuvos nepriklausomybė. Turima galvoje Lietuvos politinė ir ekonominė nepriklausomybė. Tikslas buvo sugriauti Sovietų Sąjungą ir paimti valdžią Lietuvoje.
o vėliau įjungti Lietuvą į kitą ekonominės ir politinės priklausomybės sistemą. Sovietų sąjungos partinis elitas, tai yra Jelcinas Gorbačiovas, visus pardavė globaliai mafijai, kuris siekia naudoti SSSR kaip pigių žaliavų sandėlį. Lietuva kaip vienas iš sovietų filialų turėjo savo valdytojus, o kiti vadai prie pirmųjų prisidėjo jau sąjūdžio laikais. Pavadinsime jos akcininkais. Jie už grašius supirko visas įmonės ir gamyklas, likusias po sovietų subyrėjimo, kolūkių turtą. Taigi, iš vieno koncerno Sovietų sąjungos akcininkai perėjo į kitą koncerną, Vakarų, kuriame tų akcininkų niekas nelaukė. Ten buvo reikalinga tik gamybos priemonės, tiksliau jų nusavinimas ir sunaikinimas. Mūsų vadai žiurkių karaliai eilinį kartą mus visus pardavė, savo poelgius paaiškindami laisvos rinkos dėsniais. Tikslas buvo pasiektas, valdžia buvo paimta ir 20 metų buvo naudojamasi visais žmogiškais bei materialiniais resursais, savo egoistiniam reikmėm tenkinti ir savo šeimininkų įsakymam vykdymui. Paklausė, kokie tie įsakymai? Na, pradėsime nuo savo žemės ūkio kolūkių sugriovimo. Viskas buvo įvykdyta per pavydėtinai trumpą laiką. Ir dabar žemė tapo ne gyvenimo ir pragyvenimo šaltiniu, o prekybos objektų. Pramonės ir gamybos užlugdymas, parduodant gamyklas kaip metalo laužą, nors tose gamyklose dirbo tūkstančiai žmonių. Jie pakaitomis griovė Lietuvą, darydami ją vis labiau priklausomą nuo užsienio paskolų. Šiai dienai Lietuva yra skolinga 39 milijardus litų. Kaip manote, kokiu būdu neturint gamybos galima atiduoti tokią milžinišką sumą? Ignalinos atominės elektrinės uždarimas, atimant iš Lietuvos žmonių pigią elektros energiją. Ir tie argumentai, kad to reikalavo ES, yra niekiniai. Tam galimos dėrybos. O prisiminkime Mažeikių naftos pardavimų istoriją. Ji tęsiasi po šiai dienai. Galima visą tai vardinti ilgai, bet visą tai žinote patys. Tiesa dar, visus 20 metų jie kovojo vieni su kitais, rijo vieni kitus. Prisiminkime Prunskienę apkaltintą bendradarbiavimu su KGB, Vagnoriu, Paulauską ir daug kitų. Kai tik kažkas tapdavo nereikalingas ar prarasdavo įtaką, jo tuoj pat atsikratydavo. Jais dar teikdavo vilčių, gindavo visais įmanomais būdais. Net apkaltintus pedofiliją. Tiesa, Vagnorius bando grįžti griebdamas iš šiaudo, Sakaruko partijos, bet atrodo šis šiaudas jo nebeištrauks. Per plonas jis. Žiurkių karaliaus sindromas apėmė vis platesnį politikų sluoksnį. Jau užsikrėsdavo vieni nuo kitų, sąžinė ir dora pakeisdavo racionali logika. Kartą pasėtas grūdas davė savo vaisius. Bet jie pamiršo vieną dalyką, o būtent, kad viskas turi savo pradžią ir pabaigą, kad šiai dienai savo funkciją jie jau atliko ir nebereikalingi niekam, nei Lietuvai, nei savo šeimininkams. Paklausėte, kodėl? Atsakymas labai paprastas. Jie jau išspausti kaip citrinos ir savo šeimininkam nebegali duoti nieko, nes Lietuvos visuomenė jau pamatė jų tikrąjį pavydalą ir tikruosius tikslus. Jie jau nebeturi ateities. Dabar valdžioje jos laiko tik savisaugos instinktas. Jie puikiai supranta, kad artėja laikas, kai už viską reikės atsakyti, todėl už savo išlikimą kovoja nagais ir dantimis. Blogiausia tai, kad paskui save į savo partijas jie įtraukia nieko nesuprantančių žmonės, tikinčius, kad galės kažką pakeisti esamoje sistemoje. Bet tie žmonės dar turi galimybę atsimerkti ir pamatyti, kad 20 metų eina paskui iliuzinį tikslą, miražą, ir pasakyti gana. Kitu atveju jiems gresia toks pats žiurkių karaliaus sindromas, kai kelio atgal nebebus. Pats artimiausias kelias Lietuvai susitvarkyti su žiurkių karaliais – tai atsakomybės įstatymo priėmimas. Mažai tikėtina, kad žiurkių karaliai patys kas savo duobę, bet mūsų Lietuvoje liko dar nemažai. Ir mes dar turime jėgą. Tikime, kad tauta sugebės dar kartą pamatyti ir dar kartą pakilti. Iš nevilties į neviltį per prarastą į rojų paniekinti, pažeminti, iš galimo ieškojome, iš nuodėmės į nuodėmę, į ją supanašėjome ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėlį jos, ko verkiam ir dejuojame, ko slapstomis pakampėmis, aušra įsidienojusi, pabudome ir kelkime.